Sveiki gyvi, mėly Atviro kodo mokymo centro bičiuliai ir ypatingai šioje pamokoje sveikinu KDE aplinkos naudotojus. Ką noriu šiandien greitai pademonstruoti, tai veiklas. KDE aplinkoje yra veiklos. Tai reiškinys, kuris leidžia jums apjungti visas jūsų darbastolius, valdiklius ir programas į tam tikrą visumą ir ilgainiui sisteminti savo darbą. Taigi, pirmas dalykas, kuris parodo, kad mes naudojam aplinkas, yra štai čia. Pas mane šiuo atveju yra kasdienė aplinka ir mes aplinkas galim kurtis kiek tik norim ir konfigūruoti jas kaip norim. Taigi, štai šioje vietoje paspaudus mes iššaukėme veiklų tvarkytuvę, kur pas mane šiuo metu yra keletą veiklų, tai yra fotografija ir sekančias. Tai, kad šitas ženkliukas, kaip matote, simbolizuoja, kad veikla yra aktyvi, o šitas, kad veikla yra sustabdyta ir kad galime atlikti visai kitokius veiksmus. Šiuo metu yra kasdienė aplinka, paspaudus štai čionais ženkliuką, aš galiu pakeisti jos pavadinimą į, tarkim, pavadinkim dabar. Pritaikyti paspausiu. Ok, mano aplinka yra dabar. Taip pat paminėtina, kad šitą ženkliuką galite pasidėti į jums patogią vietą, tai reiškia pasiemusi galite patempti kur tik tais norite, arba į patį kampelį, kaip matote čionais, ir per čia irgi galite iššaukti, išsikviesti veiklas. Gerai, greitai pademonstruosiu, kad yra tos veiklos. Kaip tik pas mane šiuo metu yra aktyvi veikla video. Aš šitoje veikloje susidėjęs esu visą, kas man reikalinga daryti šias video pamokas. Kaip matote, terminale veikia programa, kuri šiuo metu įrašinėja vaizdą ir garsą. Taip pat pasidėjęs savo po ranka keletą komandų patogių. Lygiai tas pats dalykas, tarkim, galime paleisti aplinką vertimai. Šioje aplinkoje aš susidėjęs esu vėlgi man reikalinga komanda pasidėjęs, bei pas man yra programa Localize, su kuria darau KDE aplinkos vertimus. Tiek trumpai pademonstravau veiklas ir kągi, susikursime veiklą, taigi paspaudus šį kartą per čia prieisim veiklos, yra pridėti, sukurti veiklą. Ir galime pasirinkti arba iš šablono, tai yra mums jau iš dalies sukonfigūruotų veiklų, arba tuščią darbastalį. Paspausiu tuščią darbastalį. Tvarko, turime naują veiklą. Kaip matote, jos pavadinimas yra nauja veikla. Kad jį pasikeisti, štai čionais yra nauja veikla, paspausiu raktelį ir pavadinimą pakeisiu demonstracinę. Pritaikyti, pasikeitė pavadinimas pas mus demonstracinė, bei paspaudus dar kartą raktelį ir paspaudus ant paveiksliuko mes galime šiai aplinkai, kad lengviau būtų orientuotis, pridėti kažkokią tai paveiksliuką. Gerai, ilgai nevarkim, kaip sakant, taip, o tokio pareiks. Ir pritaikyti, viskas turim aplinką susikūrę. Dabar, ką darom toliau, galime konfigūruoti paties darbastalio nustatymus, tai reiškia pakeisti paveiksliuką kažkokią, tai uždėsiu, kad šitą paveiksliuką darbastalio foną pritaikyti. Taip pat galite prisitaikyti darbastalį kaip standartinį. Ir kitas dalykas, tai į šią aplinką galite susikelti valdiklius. Pridėti valdiklių, įdėsiu laikas. Skaitmeninį laikrodį įdėsiu. Padidinsiu gerokai, padėsiu. Čia vėlgi tik demonstracinis reikalas, taip būna. Taip pat galiu įdėti kitus valdiklius. Kaip kad, pavyzdžiui, atminties būsena. Nežinau, ar jisai veiks, dar kitus valdiklius ir taip toliau. Ir žinoma programos. Tarkim, paleisiu Audacity programą. Ok, paleidau programą. Tebūnė priskirsiu šią programą šitai veiklai.
Viskas, renkuosi veiklą dabar, kaip matote, viskas dinga, nėra nei užduočių tvarkytuvė, jokių programų, niekas, viskas likę toje veikloje. Pasirinksiu demonstracinę veiklą, kaip matote, viskas yra, visos programos. Patogu iš tikrųjų susisteminti savo aplinką, ar nežinau, kardinaliai keičiant, tarkim, naršant internetą, arba kaip mano atveju video pamokėlės darant, arba programuotojams gal programuojant, susikeliant visas programas. Dabar dar kitas dalykas svarbus, tai kad vis tik kiekvieną programą galima naudoti arba tą patį langą per kelias veiklas. Tai šitoje vietoje spaudžiam dešinį pelės klavišą ir kaip matote yra pasirinkimas veikla ir kur galima naudoti šitą programą. Tai dar pasiskirsiu, kad prie video veiklos priskiri šitą langą. Kas vyksta toliau, keliauju į video aplinką ir štai šitą programą pas mane yra video veikloje. Imsiu ją šiandien ir jinai dingsta šiandien. Tai tiek trumpai pristačiau veiklas. Iš tikrųjų, gal ir pirmam kartui gali pasirodyti sudėtingas reikalas, bet ilgainiui pradėjus susikonfiguraus ir pradėjus naudoti, tikrai galite taupyti savo laiką. Tvarko. Ir paskutinis dalykas, tai šitą demonstracinę aplinką, kaip matote, aš galiu sustabdyti. Tai bus perjungta paskutinė aktyvi aplinka. Paspausiu raktelį, kad atšaukti. Ir paspausiu mygtuką, kad pašalinti šią aplinką. Pašalinti. Viskas, šitos aplinkos nebėra pas mane. Tai yra tik tais nustatymai ir konfiguravimas. Tai kągi, tiek trumpai. Dėkui labai, kad žiūrėjote šią pamokėlę. Sėkmės jums ir iki.